Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Antroje Karalių knygoje 20 skyriuje 3 eilutėje skaitome: Atmink Viešpatie, maldauju tave, kaip ištikimai ir nuoširdžiai ilgiausi tavo akivaizdoje, darydamas kas gera tavo akyse. Taip Judo karalius Ezekijas meldėsi ir griaudžiai verkė, kai iš pranašo Izaijo sužinojo, kad jo liga greitai baigsis jo mirtimi. Visa tai vyko kaip tik tada, kai Asirijos karalius Sanheribas šeimininkavo Judėjoje ir ketino užpulti Jeruzalę. Dievas atsakė į karaliaus maldą ir tarė Izaijai: grįžk ir pasakyk mano tautos vadui Ezekijui. Taip kalbėjo Viešpats, tavo protėvių Dovydo Dievas. Aš girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras, tikėk manimi, aš pagydysiu tave. 3 dieną tu pakilsi į Viešpaties namus. Tada karalius Ezekijas klausė Izaijo, o kokį ženklą Viešpats jam duos ir kaip jis žinos, kad jis iš tikrųjų pasveiks. Izaijas atsakė: štai jums Viešpaties ženklas, kad Viešpats įvykdys jo ištartą žodį. Viešpats sugrąžino atgal šešėlį 10 pakopų, kuriamis saulė buvo nusileidusi ant Ahazo laiptų. Žinia apie Judo karaliaus išgijimo stebuklą greitai pasklido po to meto pasaulį, visų pirma todėl, kad šį išgijimą lydėjo negirdėtas, neįprastas ženklas. Saulė kurį laiką ėjo iš vakarų į rytus. To susidomėjo Babilone, nes ten visada atidžiai stebėjo dangaus sūnus. Iškart iš Babilono pasiuntiniai atėjo pas Ezekiją, jie atnešė dovanų, padedančių jam sveikti ir sužinoti daugiau apie šį astronominį reiškinį. Ir karalius parodė jiems visus savo turtus. Taip, visus savo turtus. Pranašas Izaijas priekaištavo Ezekijui, sakydamas, kad viską, ką pamatė pasiuntiniai, jie vėliau pasiims su savimi. Tai ir įvyko po 100-mečio Babilono nelaisvės metu. Tomis dienomis Babilonas buvo maištinga Sirijos provincija ir neatstovavo jokios rimtos jėgos. Nepaisant to, silpnasis Babilonas jau tada sulaukė pranašų kaip būsimos didžiosios jėgos dėmesio. Biblijoje sakoma, kad Babilono pasiuntiniai turėjo konkretų tikslą – paklausti apie ženklą. Tačiau Ezekijas nemanė, kad tai svarbu. Dievas atvėrė nuostabią evangelizavimo galimybę, kurią Ezekijas nepasinaudojo. Tada Biblijoje būtent šis Ezekijo poelgis buvo pateiktas kaip nukrypimas nuo Dievo, Dievui rodant karalių ištikimybę. Babiloniečiai skyrė labai didelę reikšmę įvairiems dangaus ženklams ir norėdami gauti atsakymus į jų klausimus, jie buvo pasirengę eiti net į žemės pakraščius. Kaip tai padarė išminčiai iš rytų pamatę žvaigždę, kuris skelbė pasauliui apie Mesijo atėjimą. Ezekijui buvo suteikta galimybė pašlovinti Viešpatį ir perduoti pagonių karaliui žinią apie Dievą, viso ko kūrėją, Dievą gydytoją. Tai buvo ypač svarbu, turint omenyje, kad Nebukadnezaro valdymo metu Babilono karalystė taps galingiausia to meto valstybė, o izraelitai taps šios karalystės pavaldiniais. Ką žmonės mato mūsų namuose? Ką liudija jiems mūsų gyvenimas? Jėzus pasakė: jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno, ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet įstato žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tie šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Matovo Evangelija pagal Matą 5 skyrius. Paulius priduria, kad mes esame Kristaus laiškas, kurį skaito visi. Dievo planas pasiekti pasaulio su Evangelija yra toks, kad mūsų gyvenimas, o ne tik teisingi mūsų žodžiai, yra mūsų liudijimai apie Kristų. Brangus draugai, nepamirškime, kad Kristaus meilė galingai gali pasiekti žmonės tik tada, kai ji atsispindi mūsų kasdieniam gyvenime. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.